Kas čia? Žurnalistas, ką tu čia mano teritorijoje darai, nu? Čia yra teritorija ir čia nėra ką žiūrėti, čia nėra ką filmuoti. Nu, bet, nu gerai, nesigąsdink, matau, kad bijai, aš jau filmuoju, aš tau porą kokių anekdotėlių galiu papasakoti, jei nori einam, visgi prisėsim. Nu, kadangi Rozam prisižadėjau, aš tau čia anekdotų papasakot, tai aš tau pasakysiu, nu, anekdotas, ne anekdotas iš tiesų, čia pas mane gyvenimiška situacija buvo ta. Nu, iškvietė mane Rozam pas direktorių į kabinetą. Nu, nuvarau aš pas direktorių. Nu ir skundžiasi man. Sėdi direktorius ir sėdi jo klasės istorijos mokytojas. Nu ir man ir pasakoja, sako, kartą klasiai, nu vakar, pasiklausiu pas klasiai, sako, kokie egzistuoja pinigai. Nu, kokio tipo. Nu, ten Marytė pasakė, kad, sako, yra popieriniai. Antanukas pasakė, kad metaliniai. Sako, ale mano sūnus pasakė, kad tipo yra medziniai. Ale aš iš pradžių nesuspratau, nu, kas čia blogo, kad tie medziniai. Nu ir sako, kaip taip, Petriuk, sako, nu mokytoja, kaip taip, Petriuk, nu iš kur tau čia dabar medziniai pinigai, kad aš, sako, neatsimenu, kad tokie būtų. O ašgi visgi mokytoja. Nu sako, kad mano sesė sakė, už 2 pagalius vasarą Palangoj striukį nusipirko. Nu tai o kas čia blogo, aš tai nesupratau, likau sėdėti, sakau, tai man da geriau, sakau, duos pinigų ir nereikėjo man. Nu, Rozam, aš tau supranti, apie savo tų sūnų škadnikų galiu va tiek va istorijų papasakoti. Aš jau ten mokykloje eilinis lankytojas, jau visus mokytojus pažįstu su direktoriumi, aš biskį ir pabuvęs kur nors ir šitą, nu, buvo tokias dalykas, nu, pakvietė mane vėl direktorius pas save į kabinetą, nes ale mano sūnus vėl kažkur pridirba. Nu, nueinu aš pas direktorių, nu, ir kai visada manis arbatos padarys, viską, nu, ir geriam arbatą šitą ir kalbam. Ir man pasako, kad, tipo, ale mano sūnus nei mandagiai elgtis nemoka, nei kultūringai, nei ką. Nu, tai sakau, nu, kas jau buvo? Nu, ir jis man mokytė, sako, pasakojo, kad, sako, buvo tokia situacija klasiai. Ir atsisukau, mokytė, taip sako, atsisukau į Petriukų ir sakau, Petriuk, ateik prie lentos. Petriukas paėmė, nuėjo ir atsistojo prie Marytės. Nu, kuo aš galiu pasakyti? Tai lenta, tai lenta.